matau yra iki būtų 26 minutės. Tai mano planas būtų labai paprastas, bent jau šiandien. Dabar yra kas šeštadienis, 3:30. Tai šiaip norėčiau tiesiog grįžti namo, pasidėti daiktus, susirasti ant greičio džeimuką kokį nors ir varyti pasportuoti. Rankytės išdaužyti taip gerai. Nes ten toje Albanijoje tiek buvo tų nuotykių į tą oro uostą važiuojant, kad wow, tiek visko kainavo man ten daug. Greičiausiai reikės net padaryti atskirą videosą, kiek kainavo man vieną savaitę Albanijoje. Nes, blemba, man atrodo, kad ten man daug visko kainavo. Tai gal net padarys. Tai va, mano planas būtų toks. Tiesiog nuvaryti, pasidėti daiktus ir tikėtis, kad džimukas kažkur netoli bus geras koks ir varyti pasportuoti. Ką pasportuosiu, bus jau tada geras vakaras, tada jau galėsiu atsipūsti. Nes dabar tai užvirė smegenis, taip viskas erzina, wow. Bet nieko, važiuojam. Džimuką radom, tai dabar man tik reikia melstis, kad priimtų kortelę. Nes pinigų jau nekeitė. Bandžiau įsikeisti, sako, čia tik tais grynais keičiam. Mano tema. Jaučias geras atmosfera. Hello. Sorry to interrupt your food. I just want to buy one-day pass maybe. First time? First time, yeah. One day is 14.6 lei and you need pay card. Card, yeah. I need your name, email, phone number and your date of birth. Okay. How much is one day? 14.6. 14.6. And 1 week? I know that. Just one day, yeah? 1 day or 1 month. And 1 month, how much? 240. So 240 1 week and 1 month. 1 month and 1 day. 14.6. 46 times 7. It's cheaper 1 month, yeah? Yeah, 1 month. O kaip čia šitie veikia? How it's working? Yeah, you have to press your code with yes. This and my code. Yeah, 4 numbers. You choose. Phone number? 4 numbers. That I choose. 4 digits. Okay, so this and 1. Yes. Yeah. No, probably it's just because. Which one? 5, 4,
should be. Aha. Wait a second. Yeah. Anyway, we'll find another one. And I can use my own code, yeah? Yeah. Yeah. Look, get one further, it's okay. Okay, so let's try. And you press this, 4 digits, and Yeah. then again. And to unlock it, the same. So it's 1, 2, 3, 4. Yes. Yeah. And now press this, yeah? Probably the same. Ah. I 1, 2, 3, 4. Ah, perfect, thank you. Ar jūs pasiruošę džimo turui? Gerai. Išgeriu proteino kokteilį iš slovakiuko ir varau. Namuose radau padėtą slovakiuką, tai paėmiau į džimą. Kavos pasidariau iš namų ir dar bar kokteilių susiplakiau. Nu ką, einam sužvalgyti. Papildukų galime nusipirkti va vietoj. Galime ir kokteilius susplakti. Nors keista, nes čia vietoj, kur pardavinėja jie kokteilius. Na tai čia mašinos. Nu, busy džimukas. Šeštadienis. Kelinta dabar valanda. Va. 5 minutės po 4. Žmonės juda. Nėra didelis džimukas, bet tikrai nemažas ir pakankamas. Man iš karto nuotaikytė jau atsiranda. Įėjus išgirdus tą visą garsą treniruoklių, svorių, žmonių, tų sportuojančių. Super. Ką, aš apšilinėju, tada einu sportuoti, rankas daužyti ir ką, žiūrėsim po to, ką turėsim. Tai ką, po sporto aš jau ir ėjau pasižvalgyti, truputį kur pavalgyti ir užėjau čia į tokią vietelę. Čia parašyta grilinis maistukas ir man patiko, nes čia grilinis ir jų vietiniai maistai dar netgi yra. Ir šiaip kainos man patiko. Ir pavyzdžiui, už šitą čia yra pork knuckle gluten free, 800 gramų mėsos, 99 vietiniai jų pinigai. Tai nuo 800 gramų vien dėl to mane čia suviliojo. Tai va, tai bet biški sausoka, aš galvoju, reikia paprašyti kečupo. Nes šiaip skanu, bet biški sausoka, tai reikia kečupo. Pasimsiu aš dar jų vietinės sriubos, nes mėsos daug, bet man noris pavalgyti dar. Tai va, čia jų yra vietinė bean soup with smoked pork served in bread bowl. Sounds good. See, brother? Jo, tai šitą paimsiu. 42 vietiniai pinigai. Žiūrėsim, kaip čia bus. Duonui. Nu, okei. Nu ką, pažiūrim. Sriubytė.
O taip. Man anglių tai tikrai trūksta ir noris. Dėl to ir užsisakiau, nes bulka. Man patinka. Žiauriai skanu. Tai čia praėjau tokią gatvę. Čia vien, tokia gatvė, ką žinau, vakarėlinti. Valgyti, bet daugiausiai gerti. Čia tokie kaip ir senamiesčiai, čia man atrodo. Einu bele kur ir tiek, bet čia žiauriai daug žmonių. Šeštadienis, aišku, nu, kaip kitaip, bet labai daug ir jo. Bet man šita vieta, šita šalis jau iš karto taip tokia Europa ir iš karto man čia toks jausmas vaikštau, čia kaip namuose jau jaučiuosi. Jeigu ten Albanijoje aš jaučiausi, nu tikrai kaip kažkokioj kitoj šaly, tai čia jau atvažiavęs iš karto, išlipęs, pradėjau jausti, kad čia jau namai. Nors vis tiek Rumunija toli yra. Bet va, čia labai ta panaši architektūra kaip pas mūsų. Žmonės taip patys, sakyčiau. Bet labai daug benamių čia mačiau. Aš dar čia atvykęs tik kelias valandas, bet aš jau dabar ir čia centras yra, senamiestis. Bet labai daug matau benamių visur. Va. Ką, žmonės, čia ramesnė gatvelė, čia nebaldėlina taip stipriai, nes ten po dešinę toj, kur buvom gatvėj, tai ten labai stipriai užė, čia lygiai greičiai, bet čia jau ramesnė tokia. Ką pamačiau, žmonės ant stalų čia turi pasidėję labai daug ant kurių stalų sifonus tos, kur pas mūsų būdavo prieš 20 metų, jeigu ne prieš 30. Ar jeigu net, jo, prieš 30 jaučiu kažkur, daugiau gal biškai. Sifonai ant stalų padėti. Ta prasme, jie ten kažką geria. Ai, čia gal gazuotas vanduo toks. Nu, žodžiu, įdomiai. Ir žiūrėkit, kokia architektūra čia. Nu, labai gražiai. Bet va, čia šeštadienis, žmonių žiauriai daug. Kiek dabar valandų? Po 9:11. Čia net ne jų senamiestį einu, bet labai daug žmonių. Tiek sėdi, tiek vaikšto. Thank you. Tai, sakau, čia net ne senamiestis, o pilna. Nes senamiestis, kaip supranta, yra po dešinę ranką čia. Aš ten buvau, bet ten nefilmavau, nes, nežinau, kažkaip nesinorėjo. Tai va ten, man atrodo, visas senamiestis. O čia gal centras. Jo, pažiūrėkit, kokiais minė žmonių. Ta prasme, Vilniuje jūs kur nors arba Kaune tokią valandą matėte tiek žmonių? Neįmanoma.
Ne vienam mieste, man atrodo, paprasta šeštadienį tiek nėra žmonių pas mus Lietuvoje. Da la Victoria la Sura. Einu namo aš jau, bet negaliu nepafilmuoti, ant kiek čia judesys vyksta. Nu, ta prasme, čia visur judesys vyksta. Visur. Ant kiekvienos gatvės. Jo, turim, šito nepastebėjau. Ai. Svarbiausia, kad nelūžtų, visą kitą dzin. O dažniausiai taip ir būna, kai šitas adrenalinas įsiskiria, tai nejauti ten, kad yra lūžę ar kažkas. Davai, dėkite žalę. Ujojoj. Juokas netima. Čia žmonių žiauriai daug buvo ir aš nepastebėjau to. Nu ką padarys. Tai einam parodysiu, kokią chatytę išsinuomojau. Parodysiu. Taip, kodas berods yra 1, 2, 8, 8, 8, 0. Ne. Nu ką. Blet. Sorry, kad keikius, bet kas čia yra. Nu, 1, 2, 9, 8, 8, 8. O. Užeikit. Tai va taip. Įeinam, turim taip. Tai čia taip. Toks apšvietimas prašom. Paveikslas. Lovytė. Televizorius. Tada mes turim čia kolidorių tamsų. Nebe tokį tamsų. Tada čia atėjus mes turim virtuvę. Opa. O, čia gražiau apšvietimas toks. Virtuvė. Per langą čia nesimato nieko. Ten lango nėra, jeigu ką. Tada einam. Ok, čia skalbimo mašina. Čia tualetas. Čia tualetas. Ir dabar žiūrėkit. Išjungsiu šviesą. Blemba. Išjungsiu va šviesą, kad būtų efektas toks, koks buvo man, kai aš atėjau į miegamąjį. Jo. Pažiūrėkit, koks miegamasis. Čia man toks, wow. Nežinau, toks kaip labiau žinot, kokiam viešnamiukė. Va, čia staliukas pasidėti kažką. Ir vat nežinojau, kur yra tualetas. Tai čia greičiausiai. Ne tualetas, o ne. Čia greičiausiai. Jep. Nu va, ne normali. Dušas normalus. Tai už šitą butą aš sumokėjau be kelių eurų 300 už savaitę laiko. 7. Ir ką norėjau pasakyti. Tai
Nu, va, pavyzdžiui, daug kas sako, gal vis pirma reikia nusplauti, tada pakalbėti. Nu, labai nieko čia nėra, bet biškį iškirsta. Kur čia yra? Va čia. Biškį iškirsta mėsytės. Tai va, tai daug kas, mes kiek žinom apie Rumuniją, yra tokia negera stigma, sakykim, iš praeities. Rumunija, rumunai, ten tokie ir tokie žmonės, tada. Man teko yra gyventi Anglijoje, yra tekę gyventi Airijoje ir ten rumunai būdavo ta tauta, kurių labai nemėgdavo žmonės ir, nemėgdavo, nes jie ten daro visokius dalykėlius, nenoriu čia kalbėti blogai apie žmonės. Ir šiaip, visą laiką man irgi tokia buvo nuomonė, kad rumunai tokie ir tokie žmonės ir čia turbūt greičiausiai nebūtų taip jau gerai toj Rumunijai. Tai aš nežinau, bet mano toks ir yra dabar šios savaitės tikslas pasižiūrėti, ar taip iš tikrųjų yra, kaip žmonės sako, ar ne. Nes man šiandien atvykus kažkodėl čia yra labai geras jausmas ir nežinau. Tai mano bus toks tikslas šios kelionės pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų yra toj Rumunijai, per savo prizmę praleisti viską. Tai šiandien tiek, eisiu dar ledą užsidėsiu, gal jeigu bus. Ir ką, eisiu ilsėtis, dabar yra 10 valandų, žmonės mačiau dabar tik tais ruošiasi dar į miestą, mano kaimynai mergina išeidinėja, aš jau ruošiuosi į lovą. Tai tam kartui tiek, iki kitų kartų. Vieną ko aš nenoriu eiti daryti, tai eiti miegoti su šita koja, nes, čia vis tiek kraujas kaip ir bėga, kaip ir nebėga, bet jeigu aš naisiu su ta koja miegoti į baltą lovą, nežinau, kas bus. Tai čia pasižiūrėjau stalčiui, radau kažkokių tai plintusiukų, kažkokių gumyčių kažkokių. Tai nežinau, bandysiu aš čia jas kaip nors atsiplėšti, sukonstruoti. Jeigu pavyks, tai klijuosiu ant kojas, nes pleistruko tai mes neturim. Ir namuose čia irgi tokių dalykų nėra. Nepagalvoju Airbnb, kad toks dalykas būtų labai reikalingas. Tai čia yra kažkoks toks, šita pusė kimbanti ir aš spėju, kad ir kita bus pusė kimbanti. Jeigu man pavyktų atlupti tvarkingai ir jeigu po to jinai užsiklijuotų tvarkingai, tai mes turėtumėm kažką tai tokio. Davai. Jinai kažkaip viniuojasi į tokį gabalą, bet plėštis. O gal? Davai. O. Blemba, jinai tik biškį atplėšiu ir plyšta.
Bet aš pagalvoju, kad man reikia dezinfekuoti tą vietą. Su kvepalais, bent jau. Dezinfekcinių mes turim vis dėlto. Blemba, čia kraujuoja. Pažiūrim. Mat ką tik nieko nebuvo. O dabar jau taip. Nu, čia pleistriukas būtų žiauriai geras dalykas. Nes aš galvoju, jeigu tą gumą užklijuosiu, tai jinai žaizda nekvėpuos per ją. Irgi negerai gal. Man atrodo, reikia žiūrėti, googlintis, kur vaistinė. Bus tikrai paprasčiau. Nu contează ce am, ce este medicalul la ce boală am, dar am nevoie de medical. Eu ce? Nu pot. Ce nu înțeleg? Nu pot să medical. Blemba, čia ne boltai. O aš galvoju, kad čia boltai. Čia laimai. Man reikia boltų. Blemba, boltas rodo kitoj pusėje, nesuprantu. Man čia rodė, toj pusėje. Kur tas boltas? Nu, tipo, čia rodo. Nėra šito bolto. Va, nenaudėlis. Keturi kilometrai, ne. Ten dar vienas. Kiek šitas? O, ledas. Nu ką, važiuojam į vaistinę. 27 minutės eiti. Gal užsistatom važiuoti. Man rašė, kad čia 24 valandas atidaryta. Bet nepanašu, kad čia atidaryta. Hi guys, you know where's pharmacy here? Pharmacy? Yeah. You can search on maps, I don't know. Actually, it says somewhere here that it's open Yeah, 24 hours, but Let me see. I see the pharmacy there, but it's not open. It's close, Pharmacare. 58 meters. So we are here, right? De spitalul. Stai că m-am încurcat. Aici e spitalul. Aici e... Stai. Stăm here. E în parte. Left. On the left side. Cross the road, yeah? Yeah, on And the left side. I think there. Okay, I'll try. Thank you very much. What's going on here? Why like filming? Only a person that is dead inside of the hospital. Ah.
Okay. Anyways, good luck, guys. Man atrodo, mes radom su vyrukų pagalba. Hello. Yeah? This way. Do you have something to put for my leg? Yeah. To cover, please. Okay, card. Card, yeah. Haideți. Ok. Thank you, bye. Bye. Saugiai grįžta, pasiklysta, nuplauta koja, galim uždėti ir tikrai jau eiti ilsėtis. Saugiai. O, super. Super. Turėtų būti gerai, nemanau, kad atsiklijuos. Ir kraujas turėtų neprabėgti.